Tai aš esu Vilniaus Ozo gimnazijos mokinė Ūla Miniotaitė ir šiandieną aš pristatinėsiu apie futbolo formacijas. Turinys, pradėsim nuo įvado, vėliau pereisim prie formacijų reikšmės, populiariausių formacijų, Lietuvos nacionalinės vyrų rinktinės naudojamų formacijų, mano mėgstamiausios formacijos ir kodėl ji yra mėgstamiausia, apibendrinimas ir informacijos šaltiniai. Futbolo formacijos yra žaidėjų išsidėstymo aikštėje schemos, kurios lemia komandos žaidimo stilių, pusiausvyrą tarp puolimo ir gynybos bei taktinį pranašumą prieš varžovus. Kiekviena formacija turi savo privalumų ir trūkumų, o sėkmingas jų pritaikymas priklauso nuo komandos strategijos ir žaidėjų savybių. Tai dažniausiai vis vien formacijos tikrai yra pritaikomos atsižvelgiant į komandos strategijas ir žaidėjų savybės, kadangi vis tiek žaidėjai yra tie pagrindiniai žmonės, kurie nulems, ar formacija išsipildys ar neišsipildys. Reikšmė. Tai yra esminė kiekvienos komandos žaidimo dalis ir nulėmė, kaip žaidėjai išsidėsto aikštėje ir kaip jie veikia kaip vienetas bei kaip komanda. Tinkamai parinkta formacija padeda komandai išlaikyti balansą tarp puolimo ir gynybos, efektyviai išnaudoti žaidėjų stipresias puses ir prisitaikyti prie varžovų taktikos. Be to, formacija turi įtakos tam, kaip kontroliuojamas aikštės vidurys, kaip vykdomas spaudimas bei kuriamos progos įvarčiui. Tai dažniausiai formacija vis tiek yra nusprendžiama pagal laukiantį varžovą, kadangi tu gali parinkti, jeigu, tarkim, stipresnis varžovas, tu galbūt statysi taip vadinamą autobusą, tai 5 gynėjus. Jeigu varžovas yra silpnesnis, gali žaisti ir su 2 puolėjais, norėdamas įmušti daugiau įvarčių. Populiariausios formacijos pradėsiu nuo 4-3-3, tai yra universalumas ir puolimo jėga. Ir šita formacija yra viena iš populiariausių formacijų šiuolaikinėme futbole. Ji pasižymi 3 gynėjų linijomis, 4 gynėjai, kaip matot, 3 centro saugai, kurie sudaro trikampį. Vienas centro saugas vadinamas atramukas. Jis sujungia pagrindę tą gynybą ir puolimą, yra labiau kaip ir gynybinio tipo. Ir 3 puolėjai, iš kurių 2 žaidžia kraštuose. Privalumas šios taktikos yra stiprus puolimas per kraštus, kadangi taip pat tie patys krašto gynėjai gali jungtis į atakas ir padėti, taip sudaryti pranašumą prieš varžovus. Taip pat geras aikštės pločio išnaudojimas bei galimybė efektyviai spausti varžovus, kadangi tikrai yra 3 vis tiek atakuojantys žaidėjai, spausti yra lengviau. Treneriai, kurie naudoja šią taktiką, yra Pepas Guardiola, Manchester City, anksčiau ir Barcelonoje. Jis meistriškai išnaudoja šią taktiką, spaudžiant ir valdant kamuolį. Ir tikrai taktika teisinasi, kadangi su tuo pačiu Manchester City yra iškovotos ir Premier lygos, ir Čempionų lygos, su Barcelona taip pat. Ir Jurgenas Klopas, Liverpoolio buvęs treneris, naudojo dinamišką aukšto spaudimo versiją su greitu puolimu, kadangi jo krašto puolėjai bei patys puolėjai būdavo ir apskritai netgi dabar prie kito trenerio irgi yra labai greiti, kas ir yra krašto žaidėjų privalumas. Ir su šia taktika tai labai teisinasi. 4-2-3-1 tai yra balansas ir lankstumas. Ši formacija leidžia komandai kontroliuoti aikštės vidurį ir greitai pereiti iš gynybos į puolimą. Šioje formacijoje yra netgi 2 atraminiai saugai, jie užtikrina stabilumą, o 3 atakuojantys žaidėjai suteikia kūrybingumo. Kaip matote, čia yra labai aiškiai išreikštas raudonų rutuliukų puolėjas, 9 numeris. Ir krašte, tai yra ne krašto puolėjai, o krašto saugai, jie žaidžia šiek tiek atsitraukę ir žaidžia per visą kraštą, dažnai padeda fullbackams.
Ir jie taip pat jungiasi ir į gynybą, ir į puolimą, žaidžia taip universaliai. Šios formacijos privalumai yra stipri gynybos apsauga, kadangi yra du atramos žaidėjai, lankstus puolimas tinka tiek kontratakoms, tiek poziciniam žaidimui. Ir štai šis offensive midfielder, tai jisai žaidžia kaip 10 numeris, jungiasi į puolimą, tik dar vadinami yra populiai, kaip vos ne antras puolėjas. Ir treneriai yra Jose Mourinho, tai treniravo ir Realą, ir Tottenham, ir Interį, ir Porto. Mėgsta naudoti šią formaciją dėl gynybinio stabilumo. Didier Deschamsas Prancūzijos rinktiniai naudoja ją turnyruose kaip taktiškai saugų sprendimą ir tai teisinasi, kadangi Prancūzija yra viena iš geriausių Europos komandų, pasaulio, galima sakyti, komandų šiuo metu, laimėjo ir pasaulio čempionatą 2018 bei dalyvavo Europos čempionatų finaliniuose etapuose. 3-5-2 kontrolė aikštės viduryje. Formacija dažnai naudojama siekiant dominuoti aikštės viduryje ir leisti krašto gynėjams aktyviai prisidėti prie puolimo. 3 vidurio gynėjai suteikia gynybinį saugumą. Tai iš tiesų tai tikrai yra labai ši taktika orientuota į centrą, kadangi yra netgi 5 saugai, 2 atramos, 2 centro saugai ir vienas tas pats attacking midfielder, tai populiajas galima sakyti. Ir tikrai tie patys atramos žaidėjai arba centrų saugai puolimo iš varžovų puolimo atveju jie gali leistis padėti centro saugams, centro gynėjams ir taip sudaryti 5-3-2 taktiką ginantis. Treneriai yra Antonio Conte, Inter, Chelsea, Italijos rinktinė. Šį sezoną laimėjo Seriją A su Napolio klubu, garsėja šios formacijos naudojimu ir tobulinimu. Garetas Southgate'as, Anglijos rinktinė, dažnai taiko 3-5-2 arba 3-4-3 svarbiose rungtynėse dėl gynybinio saugumo. Ši taktika, aš manau, būtent Anglijos rinktinės pasiteisindavo, kadangi Europos čempionatuose 2 kartus iš eilės yra žaista finale, bet iš kitos pusės tai 2 kartus yra ir pralaimėta. Edgaras Jankauskas, tai yra dabartinis Lietuvos nacionalinės vyrų rinktinės treneris. Ir kaip žaidėjas, tai vienintelis žaidėjas, kuris buvo laimėjęs, kuris yra laimėjęs Čempionų lygą. Vienintelis lietuvis laimėjęs Čempionų lygą su Porto klubu 2004 metais. Ir tuo metu kaip tik tas pats Jose Mourinho ir treniravo komandą. Jis tapęs vyrų rinktinės treneriu siekia įdiegti modernų ir organizuotą žaidimo stilių, kuris akcentuoja komandinį žaidimą, kamuolio kontrolę ir discipliną tiek gynyboje, tiek puolime. Nors rinktinės taktika jis dažniausiai naudoja 4-2-3-1 gali kisti priklausomai nuo varžovų rungtynių situacijos. Jis dažnai renkasi formacijas, kurios leidžia išlaikyti balansą tarp gynybos ir puolimo. Be to, jis pabrėžė, kad svarbu ne tik pasirinkta formacija, bet ir žaidėjų pasirengimas bei gebėjimas prisitaikyti prie įvairių rungtynių situacijų. Jis dažnai eksperimentuoja su sudėtimi ir taktika, siekdamas rasti optimalų žaidimo modelį, kuris atitiktų rinktinės žaidėjų stipresias puses ir padėtų pasiekti geriausių rezultatų. Iš tiesų, tai tas sakinys, kad dažnai eksperimentuoja su sudėtimi ir taktika, tai nežinau, ar labai įmanoma eksperimentuoti su sudėtimi, kai rotacija Lietuvos vyrų rinktinėje tikrai nėra didelė. Jeigu vienas svarbesnis žaidėjas iškrenta, yra labai sunku jį pakeisti lygiaverčių žaidėjų. O kalbant apie rinktinę žaidėjų stipresias pusės, vis tiek šitos pusės yra netolygios varžovam, kurie yra žymiai aukštesnio lygio ir tas galbūt kiša koją netgi ar improvizuojant su formacijom pasiekti aukštesnių rezultatų. Pavyzdžiai, tai varžybos prieš Maltą nesenai vykusius birželio 7 buvo pasirinkta 4-2-3-1 taktika, kaip ir Jankausko ta mėgstamiausia taktika. Rezultatas buvo 0-0. Tai yra neigiamas rezultatas, kadangi Malta yra silpnesnė
tikrai reitingai jinai yra žymiai žemiau negu Lietuva, bet aš manau, kad Jankauskas gal šiek tiek prašovė rinkdamasis dvi atramas. Gineitis ir Vorobjovas buvo du atraminiai saugai. Jis galbūt prašovė šiek tiek rinkdamasis dvi atramas, kadangi tokioj prieš tokias komandas, kur reikia laimėti, kurios yra silpnesnės, manau, kad kaip tik turi būti labiau orientuotasi į puolimą. Galbūt buvo galima netgi du puolėjus leisti ir panašiai, bet aš nesu ekspertė. Ir tas faktas, kad mėlynų reitingų pažymėtas krašto gynėjas mūsų, jisai buvo Player of the Match, vadinasi, jisai padarė didžiausią įtaką žaidime krašto gynėjas. Tai ši taktika tikrai nepasiteisino mano nuomonė. O dabar dešiniai pusėje yra varžybos prieš Suomiją sudėtis. Buvo naudojama 3-4-3 ir ši taktika pasiteisino, sakyčiau, kadangi prieš Suomiją tikrai yra stipresnio kalibro varžovas, jų žaidėjai žaidžia geresniuose klubuose ir panašiai. Tai buvo atsilikinėta 2-0, bet grįžta į 2-2, kas manau buvo teigiamas rezultatas. Taktika 3-4-3, o krašto centro saugai tai yra Širvys ir Milašius šiuo atveju jie, jeigu mus atakuodavo, leisdavosi prie centro gynėjų ir taip sudarydavo 5-2-3 formaciją. Ir tikrai aš manau, kad šiuo atveju prieš tokį varžovą ši formacija turėtų būti visada naudojama ir jinai didelis šansas, kad pasiteisins. Mano mėgstamiausia formacija ir kodėl. Tai mano mėgstamiausia yra 4-4-3. Tai yra paprasčiausia, lengviausiai suprantama bei saugi taktika. Kontrolė yra tiek gynyboje, tiek centre, tiek puolime, ir žaidėjai paskirsto to lygiai. Iš tiesų šią taktiką žaidžiau beveik visą laiką Lietuvoje. Prie kiek trenerių praėjau, na nedaug visai praėjau, bet bent jau beveik visi jie, kiek pamenu, žaidė 4-4-3. Tai tikrai yra pati paprasčiausia formacija, lengviausiai paaiškinama. Tačiau man bent jau pačiai labiausiai patinka žaisti 4-4-2. Tai dažniausiai naudojama yra prieš silpnesnius varžovus. Su šita taktika labiau yra koncentruojamas į puolimą. Tai kadangi aš dažnai pati žaidžiu puolime, tai turėti prie savęs dar vieną puolėją yra tikrai lengviau, kadangi tu gali jį lengviau rasti, daryti įvairias kombinacijas, kryžiuotis ir panašiai. Tačiau žaidžiant 4-4-2 natūraliai atsiranda skylė centre, kadangi yra tik du centro saugai, nėra nei atramos nieko, bet sakau, prie silpnesnius varžovus tikrai galima naudoti šią taktiką. Apibendrinimas tai formacijos yra neatsiejama strateginio žaidimo dalis, turinti didelį įtaką tiek komandos veiksmingumui, tiek rungtynių eigai. Nuo pasirinktų formacijų priklauso, kaip komanda ginasi, puola ar kontroliuoja žaidimą. Nors nėra vienos tobulos formacijos, sėkmingas jų pritaikymas priklauso nuo žaidėjų savybių, varžovo stiprybių ir trenerio taktinės vizijos. Geri treneriai geba ne tik parinkti tinkamą formaciją, bet ir lankščiai ją keisti pagal situaciją aikštėje. Tačiau tikrai, kaip ir visi akcentuoja, tiek treneriai, tiek ekspertai, tai ne treneriai laimi varžybas. Na, iš tiesų būna, kad ir treneriai laimi varžybas. Pavyzdžiui, kai padaro kokį super keitimą, tačiau vis tiek pagrinde už tai yra atsakingi žaidėjai, kaip jie įvykdys šią formaciją, kaip jie prisitaikys prie jos ir ar jie sėkmingai išnaudos tai. Informacijos šaltiniai, tai iš tiesų daugiausiai čia yra tiesiog kaip ir futbolo formacijų paaiškinimas. Anglų kalboje ten esu pridėjusi ir Transfermarkto, trečia nuoroda yra Transfermarkto apie Lietuvos rinktinę. Tai yra ir žaidėjų vertė, ir dažniausiai tikrai naudojama taktika. Ir ten galima rasti visas taktikas, su kuriuom žaidė Lietuvos rinktinė prieš varžovus. Taip pat apie Jankauską galima pasiskaityti, ką jis apskritai, kadangi jisai turėjo du etapus Lietuvos rinktinė, tai vienas dabar, o kitas jisai treniravo rinktinę nuo 2016 iki
kiek pamenu, iki 2018, tai neilgas etapas, sakyčiau, bet ten jis irgi, jam nepavyko atskleisti savo potencialo, aišku, tikrai žaidė ir prieš tokias komandas kaip Anglija, prieš kurias aš manau, kad tu naudodamas bet kokią formaciją Lietuvos rinktinės vietoje, vis tiek šansų laimėti bus labai mažai. O paskutinė nuoroda yra YouTube video. Ten per 9 minutės yra paaiškinama, na aišku, angliškai, bet yra paaiškinamos berods apie 10 ar 15 futbolo formacijų ir jos yra detaliai ir aiškiai paaiškintos.